Sveiki visi su jumis Žemsgan, šiandien žaidžiam Grocery Store simuliatorių arba kitaip parduotuvės simuliatorių. Šiandien tęsime jau pilnoje versiją mūsų parduotuvės simuliatoriaus gyvenimą. Čia yra mūsų parduotuvytė. Kadangi čia, matot, naujas dizainas, šiaip viskas gražiai atrodo, kadangi čia yra jau pilna versija. Čia sakyčiau, gal ir įdomiau yra žaisti negu toj pavyzdiniai versijai. Tai kągi, šiandien pradėsime, atidarom iš karto parduotuvę, turim šiek tiek prekių. Šiaip galim ir užsisakyti, ko mums trūksta. Taip, tai galim užsisakyti. Čia taip pat rašo, ką mes turim, ko neturim. Taip, užsisakom, ko neturim, $15, ok. Taip, sandėlio lentyną, mes ją truputėlį gal perstatysim. Kadangi, kad jinai čia mums nesimaišytų. Štai tai va. Šiaip gal parduotuvės dizainas šitoje pilnoje versijoje gal yra gražesnis, sakyčiau. Tai va. Mūsų tikslas, tuoj parodysiu sekundėlę. Taip, sudėsime čia viską. Taip. Ir šitas. Ir čia matau baigianės prekės. Ten dar vieną prekę užsisakysim. Taip. Mūsų tikslas, aš jums dabar parodysiu, man atrodo jau eilė, bet mūsų tikslas, sekundėlę nerandu, kur čia yra. Ne čia. Va, mūsų tikslas, tai yra nusipirkti automatinę kasą. Va štai jinai čia 700, bet reikia 5 lygio. 5 lygis, kuris čia yra. 5 lygis. Va, 5 lygis kainuos mums net 1300, tai šiaip nemaža suma. O mums dabar reikės 500, kad pasididinti lygį. Taip, tai dar noriu pakeisti kainas, kol nepamiršau. Taip, čia gerai. Taip, kainas visur pakeistos. Kur mūsų prekės, nesupratau. Nebeliko nei vienos prekės, jūs ką juokaujat? Nespėjau. Taip, palauk, kad aš užsisakysiu prekės. Man atrodo, jau ten per didelė eilė. Gerai, kol čia... Ojei, eilė matau nemaža. Taip, sveiki. Man jums reikia atiduoti 8... O, atsiprašau, čia centai. 8,50. Taip, geros dienos. Sveiki, kortelė. 6,20. Taip, sveiki. Lygiai neduosit. Gerai, 15,10. O jei jūs žiūrit mūsų prekės visas ir išpirkat. Taip, jums... Kaip jūs atsiskaitysit? Ai, va dar vieną prekę. Kortelė 36,99. Dėkui. Labą dieną. 3 eurai. Ir... 3 eurai ir 6 centai. Geros dienos. Taip, sveiki. 36 centai. 66. Taip, sveiki. 13,40. Taip, va. Taip, matom jau, kad atsipirko mūsų biudžetas, kadangi mes dar kiek prekių daug užsisakėm. Dar reikia dadyti prekių. Skaičiau, truputėlį mes čia... Taip, čia gal. Truputėlį mes čia kiauliškai išdėliojom. Čia išmėčiau viską. Kiauliškai. Matau, jau vėl pusė prekių nėra. Tai reikia vėl užsiskinėti. Reikės paskui parduotuvėlę, manau, uždaryti ir visas prekes išdėlioti, kaip jau turėsim pakankamai pinigų. Bet mūsų pagrindinis tikslas tai yra dabar nusipirkti dar vieną lygį dar vieną nusipirkti. Spėjau. Taip, keliavom vėl prie kasos. Sveiki. 3,25 €.
Taip, sveiki. Vienas, trys. Gerai. Taip, ir 4, 76. 76. Matau, kažkaip prekės labai greitai dingsta nuo lentynų, bet žiūriu ir pinigai šiaip neblogai jau užsidirbinėjomės su jumis. Taip, 20, 57. Taip. Jūs 23, 75. Ir matau, jų kažkaip pinigai greit užsidirbinėja. Ir 27. Viskas aš uždarinėjau parduotuvę. Taip, uždariau parduotuvę. Ir dabar... Ai, ten čia pas mus parašyti. Taip, ir užsakinėjam 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 1, 2. Taip. Liktai užsakiau visas prekes, kurių mums reikėjo. Šiaip šitas parduotuvės simuliatorius kažkaip man jisai gan patinka, kadangi aš esu žaidęs ir paprastą parduotuvės simuliatorių, ne grocerį, bet šiaip man šitas daugiau patinka. Taip. Tai dabar mes išdėliosim viską į lentynas. Taip. Visų produktų turim po 2. O jeigu jums patiks šitą seriją, pasakykite laiką, prenumeruokite mano kanalą, būsiu jums labai dėkingas. Taip, o mes toliau su jumis dirbam. Čia matau, netaip biškį sustačiau, tai ir šitą mes į viršų sustatom. Taip. Man atrodo, aš kažko per daug užsakiau, kadangi netiks kur pasakyti. Jo. Taip, gerai. Tai dar liko taip šitie. Eina čionai, sandėlis. Ten irgi jau matau pilna. Čia irgi pilna. Vienu žodžiu, dabar viskas keliauja į sandėlį, kadangi mes labai jau su jumis daug prisakėm visko. Laukit, nežinau, nespėsiu. O, spėjau. Taip, laukiam dar vieno sunkvežimio. Vat štai ten galit pamatyti miestą, jo man atrodo toj versijoje, kur prieš tai žaidėm, nepilno nebuvo. Bet tenai matome miestą. Tai tikriausiai iš miesto važiuojantis ar į miestą važiuojantis žmonės ir užsuks į Domsgan parduotuvę. O jeigu jūs norite pasiūlyti savo pavadinimą kanalo, jūs galite padaryti parašydami komentarą. Būsiu labai dėkingas už tai, kad parašysiu komentarą. Be to, mes turime savo Discordo bendruomenę, kurioje galite jūs sekti įvairias naujienas, vyksta smagus įvairūs renginiai, bei daug kitų. Užsuk į Domsgan bendruomenės serverį, tikrai nepasigailės. Taip, o mes toliau su jumis dirbam, dėliojam prekes. Taip. Arba taip pat galite parašyti į mano Discord bendruomenės chatą. Taip. O mes su jumis jau neturim kur dėti sandėliuoti ir galim šiaip jau atsidaryti. Taip, pažiūrim kainas, euras, taip. Taip, kainas geros. Taip, pažiūrim, ką mes čia gerą galėtume užsipirkti. Taip, kasos mums nereikia, vad mums šitą reikėtų, tikriausiai, dar vienos lentynos, bet aš labai svajoju apie šitą automatinę kasą. Kiek matau, čia dar visokių dalykų pridėjo, pavyzdžiui, kaip šitų. Taip, pasididinti. Bet mums dabar taupiame ant lygio. Antro, kadangi mums reikia lygio. Gerai. Taip. Gerai. Matau, jau pirmieji klientai atėjo. Sveiki. Taip, 22, 07. Ir iš jūsų 19, 10. Iš jūsų 12, 6. Taip.
Mes jau šiuo momentu turim 337 dolerius. Taip pat aš galiu uždaryti, atidaryti kasą. Man tas irgi patinka, nes praeito versijoje nepilnoje mes to negalėjom padaryti. O dabar jau galim. Taip. Labas vakaras. Matau, čia neblogai pasiėmė šitam modam. Taip, bet aš nemėgstu, kai man duoda po milijonus. Duokit man po kelis dolerius. Tai jūs man duodat belio kiek gražos. Taip, 81. Taip. Čipsų atėjau nusipirkti. Labai gerai. Taip, o jums graža 12. 38. Taip, jūs irgi žiūrit čia mažai kaip perkat. Gerai. O be to mes jau turim 400, tai kiek matau dar prekių kaip ir nereikia papildyti. Tai ką, ruošiamės pasididinti lygį. Taip, 18-10. Sveiki, dabar jums. 29. 46. Taip. Aš tą kasą noriu nusipirkti, kadangi nereikės sėdėti prie šitos kasos, aš galėsiu užsiimti kitais reikalais, o tų miltelių jau nebeliko, man atrodo, ir mes čia jų nebeturim. Ne, mes turim jų. Išdėliosim dar miltelius. Ir dabar jums dar reikia atsiskaityti. O, kortelė labai gerai. 12. 3,25. Ir 0,0. Dėkui, gero vakaro. 3 nakties. Taip, kiek matau, jau gan greitai galėsim lygį pasikelti. Taip, sveiki. 0,0. Geros dienos. Gero vakaro. Pamirštu vis. O jums reikia gražą, tai geros dienos jums nepalinkėsiu. Taip, 80. 88. Taip. Opa. Taip, dar jums pramušiu greitai. Taip, 6,20. Geros dienos. Taip, o mes jau galim pasikelti lygį. tą ir padarysim. Tyš. Pasikėlėm lygį. Ką mums tai duoda? O mums tai duoda milijonų prekių. Nu, nėra čia labai gerai, kaip sakant. Aš nesitikėjau, bet... Kiek matau, 5 lygis, tai duos irgi labai daug prekių. Taip. O mes galim dar ir darbuotoją pasisamdyti. Tai bonus. Taip. 20, nu nežinau, kažkaip darbuotojo dar nelabai norisi samdytis. Taip, kas mums čia atsidarė? Šaldytuvas. Nu tai va, mūsų kitas pirkinys tai bus šaldytuvas, o paskui jau bus visa kita. Šie 20 ir matau jau prekių nėra. Nėra, bet galima juos papildyti. Čipsų. Mes turim pilną dabar jau. Taip, šitą gal mes kažkaip galima jį. Kažkaip galima. Taip. Dabar kokių prekių turėsiu, tokias ir papildysiu. Taip, toliau konservų matau, galima dar papildyti. Taip, čia sriuba kažkokia. Ten miltai lygtai, miltų jau mes nebeturim. O jeigu mes miltų nebeturim, tai yra labai blogai. Mes juos nupirksim. Taip. Einam aptarnauti klientus, kadangi mums reikia pinigų. Taip, 9,62. Taip, 20,72. 23. Taip, 35. 50. Ir jūsų prekės.
24, 45. Taip. Taip, o mes su jumis toliau. Taip, aptarnausim šitus tikriausiai klientus ir jie bus jau pas mus paskutiniai. Gerai, dar jis užeis ir bus paskutiniai. Taip, 7. Ir jūsų kortelė bus 7,80. Taip, tai šiandien užsidarom 8,55. Ai, dar galim iškrauti paskutinius krovinius. Taip, iškrausim paskutinius krovinius. Dar sutvarkysim lentyną, paruošim. Ir tikriausiai jau šiandien baigsim. Taip, su jumis. Taip. Taip, čipsai jau buvo, dabar šitie. Taip. Šitie. Ir dar šitie. Šiaip galima ir dapirko trūksta. Arba palauk, tuoj pažiūrėsim, kiek lentyna kainuoja nauja. Bet man atrodo, o kiek šaldytuvas? Ai, tai mes dabar galim užsisakyti šaldytuvą. Nu, ir mums kaip ir nelieka pinigų. Taip, dar pasistatysim šaldytuvą. Man važiuoja mūsų kurjeris. Ir kas aš truputėlį noriu persistatyti. O štai taip. Taip, atvažiavo mūsų kurjeris. Sveiki, labą dieną, ačiū už šaldytuvą. Palaukit sekundę, reikia išmesti tas dėžes iš vidaus. Šitą į krūvą. Nebespėjau. Taip. O mes su jumis pastatysim šaldytuvą. Taip, mes pastatysim kur nors, man atrodo, jį galima prie lango. Va štai taip. Taip, tai ką mes turim? Šaldytuvą, daug prekių. Ir šiandien baigsim. Tai ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Doms Gun. Ir iki kito karto. Susitiksim jau kitam vaizdo įraše. Iki.